Sveiki. Čia dabar bus dar vienas naujas podcast'o serija, tinklalaidė Gyvenimas veža. Ir šiandien jau trečio podcast'o tema, arba tinklalaidės, jeigu lietuviškai tema bus kaip apsibrėžti santykiuose būtent aiškias ribas. Arba aiškios ribos santykiuose. Ne? Kad tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas, bet kokiuose santykiuose, ta prasme, tiek darbe, tiek su artimais žmonėm, tiek ir antroji pusėje, tiek bet kokiais, tiek ir su draugais. Labai yra svarbus, vis tiek yra dalykas turėti aiškias ribas apsibrėžus. Ta prasme, kad neleisti su tavim bele ką daryti, ta prasme, turi būti aiškios ribos, iš abiejų pusių turi būti. Ta prasme, tiek iš tavęs, tiek ir iš to kito žmogaus. Nes kitaip, iš tikrųjų, yra tas dalykas ir turbūt ne vienas esate tą patyrę, kada kai su tavim daro ten elgiasi bele kaip, arba tenai tavim manipuliuoja. Ir visi tie dalykai prasideda būtent dėl to, kad mes neturime apsibrėžę aiškių ribų. Ką su mumis galima daryti, o ko negalima. Ne? Ir kaip sakyti, tada ir nėra jokios pagarbos. Tai va, o tie dalykai, kai tu aiškiai pasakai, kad tu taip nedaryk, nes tau bus taip ir taip, tai tada, ta prasme, ir iš tikrųjų tada taip ir padarai. Jeigu su tavim taip elgiasi, tu iš tikrųjų taip ir padarai, kaip tu sakai, kad padarysi. Ta prasme, jokių kompromisų šitoje vietoje ir neturi būti. Tai žodžiu, tame ir yra esmė. Tai va, tai ir tas, manau, tas aiškios ribos, aiškių ribų apsibrėžimas santykiuose yra, sakyčiau, vienas iš pagrindinių dalykų. Čia yra kaip pamatai, sakyčiau, tokių gerų santykių, ta prasme, tvirtų santykių pamatai. Tai vat, nes kitaip santykiai būna toksiški. Ir tas labai daug galima socialiniuose tinkluose pamatyti to tema kalbančio apie toksiškus santykius ir visą kitą. Bet esmė, kad tie santykiai nebūtų toksiški, tai vienintelis būdas yra aiškios ribos. Kai neleidi, kad su tavim taip elgtųsi, tarkim, nepagarbiai, kad su tavim elgtųsi kaip su tuščia vieta ir panašiai. Tai va, jeigu tiesiog taip elgesi, tai tiesiog, tada neleidi, ta prasme, bėgi nuo to žmogaus, jeigu tai gali, arba tiesiog turi, ta prasme, bet šiaip geriausia, kada pačioj pradžioj. Nes aš pastebėjau, iš tikrųjų, ir mano gyvenime taip yra, kad jeigu tu pačioj pradžioj leidi tam žmogui, tarkim, tau ant galvos lipti, tai jis po to įpranta taip daryti ir po to iš tikrųjų gali būti netgi labai sunku jau pakeisti tą, nes jis yra jau įpratęs taip daryti. Bet aišku, visada įmanoma yra, ta prasme, jeigu tu parodai, kad tu netoleruoji šito, tai galiausiai irgi, ta prasme, jis pamato. Arba jisai tiesiog nuo tavęs pabėga tiesiog ir kaip sakyt, nelieka daugiau su tavim. Arba supranta, kad tada ir su tavim taip nebesielgia. Tai bet iš esmės, ta prasme, esmė yra, kad santykių pradžioje geriausia tai apsibrėžti. Tai ne kažkur kitur, bet būtent santykių pradžioj. Ir pačioje pradžioje. Tai žodžiu. Šį kartą podcastas bus gana trumpas, nes nesinori labai ilgai užsiplėsti, nes ilgų video vis tiek nežiūrim. Tai ką, tokia labai trumpa tema buvo, labai trumpas podcastas, tinklalaidė Gyvenimas veža. Ir tema buvo būtent ribų apsibrėžimas santykiuose. Ne? Tai ką, gražios dienos ir čiau.